Sveiki mano bičiuliai, sveiki sugrįžę į mano kanalą. Šiandien gaminsime įdomų patiekalą. Patiekalas yra šventinis. Iš tikrųjų jisai turbūt pasiruošimas neužims tiek daug laiko, kiek pats patiekalo kepimo procesas užims. Manau apie 3 valandas. Pradedam nuo svogūno pjaustimo. Svogūną supjaustam smulkiais gabaliukais. Štai turim tokį didžiulį gražų šoninės gabaliuką, kiaulieno šoninės. Dabar mes jį truputėlį padailinsim, išpjaustysim nereikalingus gabaliukus mėsos, apdailinsim ir paskui pamatysit, kaip mes jį paruošim kepimui. Sudėtingiausias momentas mūsų laukia turbūt pats šoninės suviniojimas. Na, manau, mes su juo susitvarkysime. Dabar šoninę mūsų perpjausim maždaug per vidurį, bet negiliai įpjaunam, padarom tokį pjūvį ir darysime knygos pavidalo mėsos gabalą, tokią šoninės išklotinę. Reikalingas aštrus peilis, būkite atidus, stebėkit, kaip mes darome ir jūs taip pat darykite. Nežiūrėkit, kaip mes pas mus gavosi. Atskleidžiam knygą ir paskui galėsim užkleisti. Štai toks gavosi didžiulis. Tokia didžiulė šoninės išklotinė. Dabar nuo čiobrelio šakelio nuimsime pačius lapelius. Mėsos pas mus didelis gabalas, tai ir čiobrelių reikės nemažai. Taip pat prie čiobrelių pridėsime petražolių. Dedam česnakus ir viską smulkiai sukaposim. Padarysim tokią mišrainę. Šoninės išklotiną pabersime druską. Paskaninsim pipirais. Malūnėlis jau mano kanale yra apie šį malūnėlį vaizdo įrašas. Nuorodą paliksiu aprašyme. Nu, pipirai, nedruska, sveikatai nekenkia, tai tikrai gausiai barstame pipirais. Tuo labiau, kad mes naudojame kelių rūšių pipirus. Įdėję į malūnėlį, tai skonį tikrai nepagadinsim. Dabar dedame apkeptus grybus. Grybų gal kiek per mažai, bet manau, kad pagal save visi galite visuomet dasidėti arba pasimažinti, o gal aplamai jų nenaudoti. Dedam tiesiog per vidurį išklotinės grybus ir išlyginsim su mentele. Uždarome knygą. Barstome žolelėmis. Taip pat paskirstysime vienodų sluoksnių. Dar jums nepasakiau, kaip vadinasi patiekalas. Čia yra šventinis itališkas patiekalas. Specialiai pavadinime turbūt neparašysiu pavadinimo patiekalo, tai komentaruose lauksiu jūsų nuomonės, ką mes čia gaminame. Tai bus ir jums įdomu, ir man įdomu. Nu ir bus sudėtingiausia dalis, tai turbūt suvynioti į cilindro formos. Dar truputėlį padruskinsim ir papipirinsim. Kvapas, žinokit, jau nuo šitų prieskonių, žolelių, tai stovi stulbinantis. Na dabar bandysime surišti. Čia jau reikės 4 rankų paslaugos. Suspaudžiame va taip, va. Ir apsukam taip. Odą į viršų. Pirštų man nepridžiaišk. Manau, stipriau reikia. Štai žiūrėkit, kokį turim gražų porčetą. Įsiduosim, gaminam porčetą, itališką patiekalą. Štai va toks paršiukas, juokavo taip dukra. Dabar supjaustysime morkas, bet jas pjaustome tiesiog per pusę išilgai. Manau, 4 morkų mums per akis. Ir svogūno galvą padalinsime į 6 dalis, plius minus.
Dabar paruošime patalą mūsų vyniotiniui. Sudėsime į keptuvę morkas. Toliau dedame pagrindinį pacientą. Dabar, kad nereikėtų purkšti, tiesiog pilame ant viršaus alyvuogių aliejaus. Tiesiog ant odos. Pabarstome dabar druską. Įmasažuojame švelniai taip. Na, aliejus neleis druskai pabėgti, nubirėti žemyn. Dabar sudedam svogūnus iš visų pusių. Nu, čia improvizuokite. Toliau pilame 2 stiklinės vandens. Ir stiklinė sauso vyno, tą, kuris mėgstate, kurį geriate labiausiai. Tiks bet koks. Ir pabaigai apdengsim foliją. Ir po trupučiuką keliausime prie grilinės. Grilį paruošime netiesioginiam kepimui. Temperatūra 230-250 laipsnių pradžioje. Na, beveik pasiekėm 250 laipsnių ir talpinsime mūsų kepsnį į vidų. Atidarom kepsninę, neskubėdami. Manau, kad tai bus gerai. Uždarome ir šitoje temperatūroje pakepsime apie 30 minučių. Nu, prabėgo pusvalandis, pasižiūrėkim, ką mes čia turim. Atsargiai atsidarom. Koks čia grožis. Viskas mažinam temperatūrą ir dabar 3 valandom. Paliksime, grįšime po 3 valandų. Viršutinę sklendę paliksiu ant pusės. Maždaug taip. Ir apačią irgi ant pusės pridarau. Va taip maždaug. Ir dabar gaudysiu maždaug 160-70 laipsnių iki 108. Prabėgo 4 valandos beveik. Žiūrėkit, ką mes turim. Mėsa kaip mėsa, daržovės jau savo formą prarado ir skonį. Bet aš tikiuosi, kad mums mėsa gavosi puikiai. Eisime namo, to paragausime. Duosim atvėsti 10-15 minučių, subręsti, kaip sakant, mėsai ir paragausim. 4 valandų kepsnys, vyniotinis. Gal tu iš pradžių pabarškink, rodyk kokią odelę. Ir dar su šakutė pabarškink. Pjaunam, pažiūrėsim, kas gavosi. Iš tikrųjų, labai įdomu. Nežinau. Smalsu tiesiog. Kas? Gerai viskas. Viskas gerai? Bet labai karšta bus, manau. Atpjau plonytę reikelę, paragausim. Vėlus vakaras. Tikrai mes šiandien jo nevalgysim, tik paragausim. Kažkaip mes čia perlenkėm lazdą, bet labai norėjom iškepti. Kvapas tai stulbinantis. Gerai, aš papūsiu. Jau grybai krenta. Kvapas koks. Ne, taukų nėra. Mėsa. O dieve. Stebuklas. Ojojoj. Biški gal druskos rūksta. Bet pati mėsa tai kaip plėšita kiauliena. Žinot ką? Vėlus vakaras. Garsiai nebešnekėsiu. Visiems palinkėsiu įsikepti gerą tokį vyniotinį. Net nežinau kaip pavadinti. Iš tikrųjų porčeta vadinasi taip. Itališkas patiekalas. Šventinis patiekalas. Kepkit, valgykite skaniai. Visiems linkiu gerų patiekalų. Nepamirškit prenumeruoti kanalo, spausti laiko, dalintis su draugais. Laukit naujų vaizdo įrašų.